Vynmedis. Šiandieną mūsų visų akyse vynmedis. Paprastai, kada kalbame apie vynmedį, kviečiu visus galvoti apie obelį. Lietuviams daug artimiau yra obelis negu vynmedis. Beje, jau 2 metai Lietuva yra įtraukta į vynininkų kraštą. Kas norite gauti valstybės subsidijas, paskubėkite. Mano geri draugai laikas nuo laiko man padovanoja Vita su Valdu labai gardų itališką vyną. Ir vienas iš tokių seniausių yra 74 metų vynmedžių, o kitas 60 metų vynmedžių. Ar žinote, kad vynmedžiai, kuriuos augino mūsų viešpaties Jėzaus laiku žydai, ištraukdavo iki 2, 3 ir daugiau 100 metų. Vynmedis be galo prižiūrimas būdavo ne tik šios šeimos, bet ištisos giminės liudytojas. Ir namai pasipuošę vynmedžiu daug daugiau reiškia negu tik tai vyną ar vynuogės. Namų vynmedis žydų šeimai reiškia tai, ką kalbėjo jo tėvai. Namų vynmedis reiškia seneliai, proseneliai, jie čia buvo. Vynmedis teikdavo be abejo užuovėją ir ypač karštų metu tai buvo visos šeimos susirinkimo vieta. Ir vynmedis tai yra tai, kas žinojo paslaptis visos šeimos, giminės, senelių ir prosenelių. Šiandien mūsų viešpats sako, mielieji, tas jūsų tikrasis vynmedis, tai esu aš. Tai aš girdėjau jūsų tėvų, senelių ir prosenelių kalbas. Tai aš skleidžiausi virš jūsų šeimos ir giminės. Jeigu jūs būtume tais laikais nuvykę į Jeruzalę, vienintelę šventyklą žydų pasaulyje, prie pagrindinio įėjimo virš šventyklos buvo auksinė vynuogė, vynmedis. Ir šis iš gryno aukso padarytas vynmedis reiškia, kad tai yra Izraelis, išrinktoji Jahvės tauta. Tai ji yra tas gausus, derlingas vynmedis. Ir tada suprantame, ką reiškia sakyti Jėzui savo kalboje, faktiškai atsisveikina su mokiniais, kad mielieji, tai aš esu vynmedis, o jūs mano šakelės. Ir vynininkas be abejo yra šeimininkas dangaus tėvas. Turėdami visus šios įvaizdžius, šiandien galima pagalvoti viešpats, kaip esu šiame vynuogyne aš. Kiekvienas iš jūsų skirite šiek tiek laiko Dievui. Jėzau, ar tau užtenka, kuris esi mano syva ir pagrindas, kad meldžiuosi, kada tik man reikia? Dieve, ar tau užtenka mano ateimo pas tave, kada tik tai, pavyzdžiui, geras oras? Ar mums užtenka iš tikrųjų jaustis Dievo vynmedžio tik tai momentiškai? Ir dar pagalvokime, ateis laikas, kada dangaus tėvas ateis ir stebės savo sūnaus vynmedį, o mes šakelės. Kiek mano gyvenime yra tokių šakelių, kurias Dievas norės ir be abejo iškirps ir sudegins. Kiek mano laiko, mano judesių, kiek mano visokiausių žiūrėjimų, telefoninių žiūrėjimų, bet kokio laiko leidimo, kas neįgavo Dievo tikrojo syvo. Pagalvokime, esame iš tikrųjų tikrasis vynmedis. Ir viešpats negrasina mūsų išpjauti, tik tai amputuoti tas mūsų gyvenimo vietas, kurios visiškai ir beprasmės. Tai yra Dievo malonės metas. Ir Dievas mus kiekvieną saugoja savo kūne. Esame Kristaus gyvasis kūnas, mielieji, pagalvokime apie save. Esame vieni kitų dalis ir per mus teka gyvojo Dievo sūnaus kraujas, syvai. Popiežius lygiai prieš 3 metus kalbėjo apie vynmedį. Ką reiškia vynmedis? Vynmedis, kuris yra mums šiandieną ir išrinktoji tauta. Vynmedis, kuris yra ir mūsų viešpats. Vynmedis, kuriuo ir aš esu.
broli ir sesė, Kristus tave lygina su vynmedžiu. Jis kalba apie tave, tai tu esi jo mokinys, tu esi jo šakelė. Atsiskyręs nuo vynmedžio tu neišliksi. Mėlieji, bet nėra ir vynmedžio be šakelių. Negali būti šakelis ir be vynmedžio. Tai yra gyvybės šaltinis, kalbėjo popiežius Pranciškus. Pasilikite manyje ir aš jumyse, sako Jėzus. Vien tik šioje ištraukoje 7 kartus kartojamas žodis pasilikite manyje. Pasilikti viešpatyje, tai nereiškia, kad tu gali užsnūsti, užmigti, priešingai. Jeigu nori pasilikti Dieve, turi būti aktyvus. Šakelė be vynmedžio nieko negali. Jei reikia maitinančių vynmedžio syvų, be jų neaugtų ir neduotų vaisių. Mielasis, bet ir vynmedžiui reikia tavęs, šakelės, nes vaisiai nedygsta ant medžio kamieno. Jėzui reikia abipusio ryšio ir mes turime pasilikti vienas kitame. Pirmiausia, gyvenimas pagal palaiminimus, tavo gailestingumo darbai. Tu turi būti Jėzumi, su juo susivienijęs duosi vaisių. Vaisiai, kuriuos mes duodame, yra mūsų gyvenimo liudijimas. Jėzui sugrįžus pas tėvą, mokinių pareiga toliau liudyti žodžiais, darbais, skelbti gerąją naujieną pasauliui. Jei tai daro liudydami meilę, vaisiai, kuriuos mes turime auginti, yra meilė. Būdami susivienę su Kristumi, mes gauname šventosios dvasios dovanų. Galime daryti gerą savo artimai, visuomeniai, bažnyčiai. Ir medį atpažinsite iš vaisių. Krikščioni, tavo gyvenimas turi būti Kristaus liudijimas. Mūsų gyvenimo vaisingumas priklauso nuo maldos. Turi melsti malonės, mąstyti, elgtis taip, kaip mato pasaulį mūsų viešpaties akys. Mes turime, kaip jis, mylėti savo brolius, sesės, pradedant vargingiausiais, labiausiai kenčiančiais. Mylėti visą širdimi, brandinti pasaulio gerumo, meilės ir taikos vaisius. O dangiškoji motina Marija, kuri visada visiškai buvo vieninga su savo sūnumi Jėzumi ir davei daug vaisių, padėk mums kiekvienam pasilikti Kristaus meilėje, ištikimai laikytis jo žodžių, kad sugebėtume liudyti jį pasauliui. Amen. Tikiu į Dievą.